Buvo šiaip neblogos varžybos, manau, bet buvo tokių atkarpų, kur mes paprasčiausiai nesusitvarkėm. Gale to tiesiog, dar aišku, buvo porą svarbių metimų gale, kuriuos nepataikėm ir tiesiog pralošėm tokias geras varžybas, manau. Ar Šiandien priekinės linijos žaidėjai Pauliui, Tadui, Rakovičiui visiškai nėjo, ar ne kas buvo? Ir tada žaudavo? Kaip Rakovičius šiek tiek turi traumelę, tiesiog namai negalėjo priešais, tai skaudėjo koją, jisai tiesiog nepilna jėga, Pauliui porą tik kamuolių išmušė, aš manau, tenais. Tiesiog, nežinau, ne tai, kad nėjo. Paulius antroje pusėje, manau, tikrai sužaidė neblogai, Tadas 9 kamuolius, per 15 minučių. Nežinau, ką pasakyti, paprasčiausiai visi, žinot, yra sistema, yra silpna pusė, stipri pusė, kur turi padėti ir ten jų centras ar deda ar kažką, paprasčiausiai tai yra visos komandos bėda, ne tai, kad mano ar kažkurio kito. Mes šiandien su to nesusitvarkėme ir gavom tai, ką gavom. Lyg ir žaidimas gerėjo pastaruoju metu, ar ši nesėkmė laikina tokia, ar tai visgi vėl gali būti? Šiandien mes lošiam prieš tikrai stiprią komandą, čia nėra, negalim sakyti, kad mes stipresni už juos ar kažką, jie Eurolygos 8 bėjo, tai taip, kad tikrai buvo gera komanda ir šiandien jie buvo geresni, nors aš nežinau, asmeniškai aš jaučiu, kad galime tikrai įveikti tokią komandą. Ir čia dar nesimanau, tik tais laikina tikrai, turim dar vienas varžybas, mes žinom, kad turim būtinai jas įsivažiuoti. Ne tik, kad čia mes kažkur vėl krisim į kažkokią duobę, jau paprasčiausiai nebėra kur kris. Tai einam sezono į galą, svarbios visos varžybos ir tiesiog vienas šitas pralošimas neturėtų išmušti mus iš vėžių. Sekmadienį su VF tik pergalė, ar ne? Tik tai.